tapo antros lygos A diviziono nugalėtojų. Iškovojo kelialapį į pirmą lygą ir čia štai proga išbandyti save rungtynėse su Labrungas atsirevanšavo. Ir atsirevanšavo įspūdingai. 4-0. Čia smūgis ant žaliosios vėjos. Deividas Pipiras, Irmantas Kaprašovas taisyklių pažeidimo nefiksavo. Ten taip pat iš tų naujų futbolininkų be abejo Sergejus Amirzianas. O čia pažiūrėkim, Giedrius Anuškevičius, vienas prieš vartus. Ar bus galimybė smūgiuoti ir kamuolys vartų tinkle. Skėsčio rankomis Vykintas Gaudiešius, o Giedrius Anuškevičius triumfuoja tarp dviejų varžovų. Išsilaikė ant kojų, nors ir buvo šioks toks kontaktas ir sugebėjo nenuginkluoti Vykintą Gaudiešių. 1-0, kiek net infrastruktūros projektus pagerisinčius komandos galimybės. Čia štai Julius Kasparavičius ir nuo vartų nurodo Irmantas Kaprašovas. Ir dar kartelį veržiasi į priekį Sergejus Amirzianas. Čia puikiai proga, Julius Kasparavičius gelbsti savo komandą, Joris Donauskas. Dabar iš dešiniojo krašto ir čia kaip ištraukia kamuolį ir dar kartelį blokuoja. Žaidimo organizatoriaus gretose Mohamedas Sidibė ir Joris Donauskas. Deividas Pipiras, Erikas Kirjanovas. Ataka kairiuoju kraštu ir kamuolys atsiduria vartų tinkle. Na, kaip ir buvo galima tikėtis, anksčiau ir vėliau turėjo taip nutikti. Mohamedas Sidibė, 6 numeris, akademijos žaidėjas, jo perdamas nuo kampinio gairelės. Ten sėkmingai sužaidė Nojus Petkus, dar vienas smūgis ir kamuolys tinkle. Sergejus Amirzianas užklumpa Jorį Donauską, šiek tiek nepasiruošusi, galbūt nematė ir smūgio. Toks jausmas, kad ta kamuolio skriejimo trajektorija tapo O čia klaida, Deividas Pipiras, kairėje Julius Nikita Komisarovas, Deividas Pipiras, Nvogba, vienas prieš vartus ir 3-1. Patrikas Nvogba per pirmus 6 turus nepasižymėjęs tiksliais smūgiais. Dabar kala jau antrą įvartį į Transinvest B vartus. Ir be abejo, Deividys turi gerokai didesnį pasirinkimą, bet kol kas neskuba su keitimais. Ir dar kartelį, kaip peiliu per sviestą perskrodžia Transinvest B gynybą Minijos futbolininkai. Ir Julius Kasparavičius pelno savo 5. sezono įvartį. Joris Donauskas, Augustas Tamaševičius ir vėl klaida. Patrikas Nvegbo ir dar vienas įvartis. Hetriką įformina Patrikas Nvegbo. O čia tas epizodas, kai galbūt reikėtų pasirinkti kitokį sprendimą, pradėti savo ataką nuo vartų. Jokių šansų Joriui Donauskui. Gražus šokis judant prie kamulio. 6-1. Na ir žinant, kad iki 43 minutės priekyje buvo daugiau rungtyniauti. Čia dar vienas pavojingas epizodas ir dar vienas įvartis. 7-1, tai jau darosi nepadoru. Kentaro Oikava kala 7. vinį į Transinvest B komandos vartus. Laimėjimas, sveikiname nugalėtojus, linkime nenuleisti nosių pralaimėjusiai komandai ir iki susitikimų kitose transliacijose. Ačiū visiems ir viso geriausio.